Dažniausiai apie politiką išgirstame tada, kai vyksta karštos diskusijos ar priimami svarbus sprendimai. Todėl šiame pokalbių cikle, kaip ir minėjau prieš tai, kalbame su partijos Nemuno aušra Seimo nariais apie jų kuruojamas sritis, svarbiausius darbus ir sprendimus, kurie daro įtaką Lietuvos žmonių kasdieniam gyvenimui. Ir šiandien mūsų svečias Seimo narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojas Tadas Sadauskis. Labą dieną, Tadai. Sveiki, labą dieną. Tikrai labai džiaugiuosi galėdama šiandien jūs pakalbinti ir šverinant prie rimtesnių temų, labai norėčiau pradėti nuo paprastesnio klausimų, apie kurį dažnai net mitai tikiu, kad sklinda. Manau, kad daugelis žmonių įsivaizduoja, kad Seimo nariai dirba tik tada, kai vyksta plenariniai posėdžiai. Bet kaip iš tikrųjų atrodo jūsų darbo diena ar savaitė galbūt? Ir pasakykite atvirai, pažadame ištransliuoti viešai. Ar Seimo nariai vasarą apskritai atostogauja? Iš tikrųjų, pasakysiu nuoširdžiai, man tai tas laikotarpis, kada nevyksta plenariniai posėdžiai, yra net intensyvesnis. Tai begalė susitikimų su bendruomenės nariais, savo apygardoje, su verslais, nes mano manimu, Seimo narys negali būti užsidaręs vien tik kabinete ir sėdėti ir priiminėti sprendimus, jeigu jis nejaučia gyventojų pulso. Tai jeigu jis nebendrauja, tai kaip jis gali matyti realią situaciją ir po to balsuoti priimant tam tikrus sprendimus. Tai darbo diena, taip, kai nevyksta plenariniai posėdžiai, Seimo nariai savo darbo laiką planuojasi patys ir tai yra ir pliusas. Manyčiau, kadangi tikrai galima susidėlioti, taip pat nepamirškim savaitgaliai, kai vasarą vyksta begalė daug kultūrinių renginių, bendruomenių švenčių, kur tikrai stengiuosi aplankyti visas bendruomenės savo apygardoj. Tai tikrai yra ko pasidžiaugti mūsų bendruomenių aktyvumu, kultūriniu gyvenimu jų ir geru, paprastu bendravimu. Prisipažinsiu, tikrai net taip įsivaizdavau Seimo nario kasdienybę arba tą vadinamą vasaros ritmą. Jūs dirbate Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, todėl natūraliai norisi pakalbėti apie regionus. Kaip Jūs manote, kodėl Lietuvoje vis dar jaučiamas toks didelis skirtumas tarp sostinės ar kitaip tariant didžiųjų miestų ir regionų? Priežasčių tikrai yra ne viena, dėl ko toks didelis atotrūkis. Tai visų pirma gyventojų skaičiumi, kadangi regionai žymiai greičiau nyksta. Didieji miestai ir priemiesčiai auga, taip pasakysiu, regionų sąskaita, nes regionų žmonės migruoja į didžiuosius miestus, ten, kur daugiau žmonių, daugiau paslaugų. Ir todėl, kaip aš ir sakau, kad regionams reikia žymiai stipresnio atstovavimo. Ir jeigu miestai jau šiaip turi pakankamai didelę jėgą, tai regionams reikia kur kas daugiau pastangų dėti, kad būtų išgirsti. Kas yra tos pagrindinės problemos sudaromos, kai žmonės persikelia iš regiono į didžiuosius miestus? Tai problema ne viena, akivaizdu, nykstantys žmonės regionuose, tai blogėja tiesiog paslaugos ir viešusios paslaugos, tokios kaip uždaromas mokyklos. Dažniausiai vaikai regionuose nebeturi kur mokytis arba tenka važinėtis šiek tiek toliau į didžiuosius rajonų centrus. Tai yra ir vizitai pas gydytojų, tenka laukti kur kas ilgesnės eilės, kada atvažiuoja specialistai ir važiuoti nemažus kilometrus į didžiuosius miestus. Bet iš ties, ką norėčiau paminėti, kad mūsų šalis turi stovėti tvirtai ant abiejų kojų, tai miesto ir kaimo, kad šalis būtų sėkminga. Jei viena bus netvirta, mes pradėsim šlubuoti visi. Kaimas augina ir teikia maistą miestiečiams. Per vasaros atostogas poilsį arčiau gamtos. Miestai mums kaimui taip pat kaip ekonomikos ir verslo centrai. Tai iš ties nereikia priešinti miesto ir kaimo, kaip daro kai kurie veikėjai. Tai vadinasi, problema yra gerokai didesnė
nei iš pažiūros gali atrodyti visiems mums. Ir visgi, kaip dažnai grįžtate į savo kraštą ir ką susitikimai su žmonėmis jums duoda kaip Seimo nariui? Tai realiai aš ir gyvenu regione kaime. Aš tik atvykstu į Vilnių, kada vyksta posėdžiai, nuolatinė mano gyvenamoji vieta, tai yra kaime. O ką duoda susitikimai su gyventojais, tai iš tikrųjų aš taip pavadinčiau gyvybės turbūt labiausiai, nes tik susitikimų dėka jaučiuosi gyvas ir kažką tai galintis ir suprantantis, nes vien tik skaitant dokumentus, kurie paprašyti šaltai biurokratiškai, nesuprasi visos esmės ir problemos, jeigu tu nekalbėsi su žmonėms, verslininkais, su gyventojais, kurie realiai susiduria su tais pačiais teisės aktais ir jie mato realiai tas spragas ir taisytinas vietas. Na ir tikriausiai paantrinsiu jums, kad dažnai net ir sakoma taip, kad geriausi sprendimai gimsta tikrai ne kabinetuose, o kalbantis su žmonėmis akis į akį. Tikiu, kad galbūt vienas iš tokių pavyzdžių gali būti ir pieno įstatymo pakeitimai. Ar prisimenat konkretų galbūt ūkininką, ar susitikimą, ar kažkokią situaciją, kuri iki šiol geriausiai primena, kodėl inicijuotų pokyčių tikrai reikėjo? Tai turbūt negalėčiau išskirti vieno konkretaus kažkurio susitikimo kaip kritinio lūžio. Tai pieno įstatymas iš tikrųjų yra seniai lauktas ūkininkų, kuris 2018 metais Konstitucinio teismo pripažintas kaip pažeidęs tvarką. Tuo metu Seimas tai darė skubos tvarka ir teismas pripažino, kad pažeidė, todėl šis įstatymas nebuvo įsigaliojęs nuo pat 2018 metų. Praėjo ne vienas Seimas ir ne viena dauguma ir ne vienas žemės ūkio ministras, kurie nesijėmė iš tikrųjų tokio tikrai sudėtingo klausimo, bet labai reikalingo. Ir galiu pasakyti, kad tai tikrai ilgai lauktas ir pieno ūkiams labai reikalingas projektas, kuriuo siūloma pieno kainą nustatyti pagal pieno pristatymo būdą. Tai yra, pieno kaina priklausys ne nuo jo kiekio, o privalės būti vienodai priklausomai nuo kokiu būdu pienas bus pristatomas pirkėjai. Yra galimi 3 variantai. Tai pieno paėmimas iš namų, iš supirkimo punkto ir pristatymas supirkėjų perdirbėjai. Ir kiekvienoj iš šios kategorijos bazinė pieno kaina negalės skirtis. Priedai ir priemokos mokami už pieno kokybinius rodiklius negalės viršyti 20% bazinės pieno kainos. Taip pat yra šitame įstatyme įtvirtinamos ir ilgalaikės ir trumpalaikės sutartis ir reglamentuoti pagrindiniai pieno kainodario sudarimo principai. Apriboja nesąžininką praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatytas draudžiamas veiksmų sąrašas ir sankcijų skirimo tvarka. Na, tai man atrodo, kad būtent tokios istorijos, kaip ir minėjote apie įvykusi teismą, geriausiai parodo, kodėl kartais vieno įstatymo pakeitimas žmonėms gali reikšti tiek daug. Pasitaikydavo atveju, kad buvo manipuliuojama kaina. Tai per priedus, kaip ir minėjau, bazinė kaina būdavo žemesnė ir per priedus gaudavo vieni daugiau, kiti šiek tiek mažiau. Ką manyčiau, vienas iš geresnių dalykų tai sankcijų skirimo tvarka ir veiksmų sąrašas iki to įstatymo įsigaliojimo. Tai buvo sąrašas veiksmų, kurie buvo draudžiami, tačiau nebuvo tam skirtos sankcijos. Tai viena iš tų priežasčių ir buvo šito įstatymo inicijavimas. Šis įstatymas išties nėra tobulas ir tobulintų dalykų tikrai yra dar daug, kad padėtume ypatingai mažiesiems ir vidutiniams ūkiams, kurių derybinės galios yra kur kas mažesnės. Aš manau, kad tikrai reikia kiek įmanoma padėti. Kodėl iki šiol tas įstatymas nebuvo priimtas?
ir kaip jums iš tikrųjų sekėsi įgyvendinti ir užbaigti šį ciklą? Išties, manau, tai tiesiog pritrūko politinės valios. Prisimti atsakomybę už šitą įstatymą. Išties daug žmonių prisidėjo prie šito įstatymo. Tai Andrius Palionis, buvo žemės ūkio ministras, padarė išties didelį darbą, prisidėdamas, teikdamas siūlymus. Pats kaimo reikalų komitetas Seimo tai taip pat posėdžiavo ir išties buvo pakankamai sudėtingas visas svarstymas ir pakankamai ilgai jis užtrukęs, bet teisėkūrui, manau, svarbiausia ne greitis, o kokybė. Reikia išties įstatymą suderinti su visom interesuotom grupėm, kas taip pat užima laiko ir rasti tokį kažkokį kompromisinį variantą, kuris dabar yra jau gyvena savo gyvenimą. Pakalbėjome apie žemės ūkį, dabar pereikime prie visai kitos jūsų kūruojamos temos. Ir iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti sekanti tema atliekų tvarkymas, kad yra gana techninė tema, bent jau man taip atrodo. Tačiau jį paliečia kiekvieną, kuris vairuoja automobilį ar jį galbūt importuoja. Kas buvo tas atvejis kertinis ar situacija, kuri jums aiškiausiai parodė, kad šioje srityje reikalingi tie pokyčiai? Iš ties labai geras klausimas ir vienas iš tų projektų, kurie labiausiai ir mano regione labai aktualu, kadangi Tauragė jau nuo seno vadinamas automobilininkų miesto ir 20% Lietuvoje parduodamų automobilių parduodami iš Tauragės. Tai keletą momentų, kas prisidėjo prie inicijavimo, tai taip pat bendravimai su verslininkais, su žmonėmis, kurie to užsiema ir taip pat socialinė erdvė pasirodė tam tikri ir video, ir pradėta diskusija šito klausimo prisidėjo tikrai prie inicijavimo. Akivaizdu, kad buvo paskubėta priimti šitą įstatymą, kuris įsigaliojo nuo sausio 1. Nebuvo pasiruošę nei patys automobilininkai, nei asociacijos, kurios turėjo kolektyviškai padėti tvarkytis importuotojams, gamintojams atlikas, taip vadinamas. Tai iš tikrųjų daug ką pamokė šitas įstatymo projektas ir jo nueitas kelias. Kokia ta problema buvo apčiuopiama, nuo kurios pradėjote startuoti ir sakote, kad reikia visgi pokyčių? Taip, tai jeigu taip paprastai tariant, kiekvienas importuotojas, gamintojas iki sausio 1 galėjo už įvežtą kiekvieną automobilį tvarkytis individualiai. Tai reiškia susimokėti už tas rinkoje neigiamą vertę turinčias atlikas, kurios dar bus. Nuo sausio 1 įgyvendinant ES direktyvą ir siekiant įgyvendinti kokybinės užduotis, atsirado reikalavimas atlikas tvarkytis kolektyviškai, tai vadinasi per asociacijas. Ir kaip ir minėjau, akivaizdu, kad nebuvo pasiruošta ir nebuvo to pereinamojo laikotarpio, kuris, mano manimu, tikrai buvo reikalingas. Ir tą patį mane ir suinteresuotos grupės. Tai nebuvo aiškiniai kaina, už kurią teks mokėti gamintojams, importuotojams ir po to akivaizdu, kad nusės į vartotojų sąskaitas. Tai tiesiog šio įstatymo projektu mes stengiamės sugrąžinti alternatyvas ir leisti gamintojams, importuotojams ne metinės sutartis pasidaryti, o ketvirtinės sutartis. Tai kas ketvirtį būtų galima pakeisti asociaciją. Tai dabar yra kelios galimybės stoti į asociacijas ir tvarkytis kolektyviškai arba tvarkytis individualiai. Tai vadinasi, gana ir techniniai įstatymo pakeitimai galiausiai turi labai konkretų tikslą, kad sistema veiktų aiškiau ir efektyviau ir greičiausiai, kad nenusėstų ant galutinio vartotojo, kuo aš ir džiaugiuosi.
Apie jų nuveiktus darbus tikrai pakalbėjome, tačiau politika tuo nesibaigia. Kiekvienas priimtas sprendimas atveria ir naujus iššūkius. Todėl norėčiau paklausti, kokius svarbiausius darbus planuojate artimiausiais metais? Kadangi šią vasarą pasikeitė ir mūsų kaip frakcijos Nemuno aušra pozicija, tai palikome poziciją ir perėmė į opoziciją. Tai iš ties darbas šiek tiek pasikeis, manyčiau, dar daugiau darbo. Ir kur aš akcentus dėčiau ateinančiais metais, jau beveik bus pusę kadencijos šį rudenį, tai dar daugiau dėmesio regionams. Kaip ir minėjau, kaip ir prieš tai, kad regionams reikia dvigubai daugiau dėmesio negu tiesiems miestams, tai tikrai stengsiuosi ir dėsiu visas pastangas, kad taip ir būtų. Taip pat viena iš didžiausių turbūt problemų tai yra demografinė krizė, kuri apėmusi šiaip ne tik Lietuvą, bet ir visą Europą. Čia turbūt reikės kažkokios Seimo narių susitarimo bendro, kaip šitą krizę spręsti, nes su šita krize ateina begalė problemų ir labai didelių problemų mūsų valstybei. Tikrai dar galiu pažadėti, kad susitikimai su gyventojais tikrai nesustos ir jie tik tai dar intensyvės, nes kaip ir sakiau, gyventojai man duoda gyvybės ir leidžia kvėpuoti ir jausti pulsą. Tai vat žmonės ir duoda tos darbus, kuriuos būtina padaryti. Girdėjau, kad jeigu išeini iš pozicijos ir keliauji į opoziciją, sako, nieko ten nereikia daryti. Ar iš tikrųjų tas mitas ir tos sklindančios kalbos sako tiesą, ar vyksta kažkas užkulisiuose, ko mes nematome? Darbo yra tikrai ir opozicijoje, ir pozicijoje. Darbo pobūdis šiek tiek kitoks. Būnant opozicijoje tikrai reikia būti akelesniems, dar sekti kiekvieną pozicijos darbą ir stengtis pateikti konstruktyvią kritiką. Su konstruktyvia kritika, manau, ne tik padedi valdantiesiems, bet ir gyventojams. Na ir pabaigai norėčiau paklausti jau šiek tiek asmeniškiau, jeigu nieko prieš, kas jūs labiausiai motyvuoja tęsti šį darbą net ir tada, kai tenka priimti sudėtingus sprendimus ar susidurti su įvairiomis nuomonėmis ir netgi kritika? Didžiausias motivatorius tai yra žmonės. Iš tikrųjų, žmonės ir išrinko, žmonės duoda ir kritikos, ir duoda ir motivacijos. Tai mes esam iš tikrųjų valstybės tarnautojai ir tautos atstovai, kurie turim atstovauti žmonės. Ir žmonės duoda viską, aš kaip sakau, ir kritikos, kuri taip pat labai reikalinga, ir tos pačios motivacijos, kuris skatina nekreipti dėmesio, taip sakyti, tos galbūt akmenis, kuriuos sutinkame savo kely ir judėti į priekį, dėl ko ir žmonės mus išrinko. Na, Tadai, iš tikrųjų, nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir už skirtą laiką ir už tai, kad paprastai bei suprantamai papasakojote mums apie darbus, kuriuos atliekate Seime. Ačiū Jums labai už tikrai smagų pokalbį. Na ir ačiū Jums, mėly stebėtojai, kad buvote kartu. Tikiuosi, kad šis pokalbis padėjo geriau suprasti ne tik priimtus sprendimus, bet ir kasdieninį darbą, kuris vyksta iki jiems pasiekiant balsavimo salę. Jeigu norite ir toliau sužinoti daugiau apie Seimo darbą bei svarbiausias iniciatyvas, kviečiame sekti šį pokalbių ciklą. O jeigu jaučiate, kad norite ne tik stebėti pokyčius, bet ir patys prisidėti prie jų kūrimo savo mieste ar rajone, kviečiame prisijungti prie partijos Nemuno aušra. Vaizdo įrašo apačioje tikrai rasite nuorodą į anketą tapti partijos nariu.